Pati pradžia tai buvo nuo to, kad įstojau Kauno technikos kolegiją prieš daug metų, kadangi pačiam patiko elektronika, patiko kažką konstruoti, gaminti. Pats potraukis tą elektronikos inžineriją iš tikrųjų kilo labiau iš elektroninės muzikos. Buvo įdomu, kaip tie signalai veikia, kaip ten elektra vaikščia ir panašiai. Ir mes 7 grupiokai pabaigę įkūrėm savo elektroninės muzikos orkestrą ir šiuo metu stengiamės kuo daugiau plėstis iš toje sferoje. Šiuo metu kolegiai dirbu tiek ir lektorium, tiek mokslo verslo bendradarbiavimo centre. Esu baigęs Kauno technologijos universitete elektronikos inžineriją. Kai pasudijavau, mes tikrai turėjom labai daug teorijos ir pamatėm straipsnį, kaip kolegijos Mazda virto elektromobiliu. Tada supratau, kad kolegijai nėra vien tik tai teorija, priešingai netgi labai telkiamas į praktiką. Teorijos bus, be jos nekaip, tačiau smagiausia dalis ta, kad ta teorija yra atskleidžiama galiausiai per praktinės užduotis. Kolegijoje yra daug praktinių darbų, daug laboratorinių darbų, kada dalis paskaitos tai yra teorija, susipažįstama su pačiu veikimu, pačiais principais, tie principai vėliau yra demonstruojami tiek pačių studentų pamatomi, tiek dėstytojų demonstruojami stenduose, laboratorinėje įrangoje. Ką matau dažniausiai, tai šoka, kaip turėjau aš, kad supranti, kiek iš tikrųjų programavimą sudaro elektronikoje. Ir dažniausiai, kai sužino, kad reikės programuoti, čia būna tas didysis kirvis ir tas didysis baimės gal iššaukėjas, kad ar tikrai aš ten įstojau, kas būna kiekvienam studentui antram kurse. Dėstytojai stengiasi dėl studentų ir jeigu mato, kad kažkur sunkiau sekasi, tai tiesiog padeda toje srityje. Yra, negi buvo tokių situacijų, kada su kai kuriais diplomantais išeidavom negi ir vėlai vakare arba 11-12 val. Nakties. Dėl to, kad tiesiog sėdėdavom, darydavom, programuodavom, kad paleist tą tam tikrą gaminį. Dažniausiai antram kurse tas ir pasistebi, kada jie pamato, tai nėra tiesiog klaidukų utilitavimas, tai yra inžinerinis darbas ir kad jie iš tikrųjų gali pradėti kurti kažką, tai kažkokias naujesnes technologijas arba galbūt senesnes patobulint, kažkokį alternatyvų surasti ir panašiai. Perspektyvos yra tikrai didelės, jei neklystu, 90% studentų, kurie atlieka praktiką vienoje iš mūsų partnerių įmonėse, jie ir pasilieka ten dirbti. Pačios pozicijos gali būti įvairios, be abejo eina inžinerinės pagrindinės pozicijos. Pačios įmonės, kurios kreipiasi į kolegiją, kurios kviečia studentus pas save darbuotis, tai yra tas pats Kitronas, Hella, įvairios kitos pramonės įmonės, kurios dirba Kaune arba visoje Lietuvoje. Smagiausia dalis iš tikrųjų ta, kai matai, kad tas pats studentas tobulėja ir auga šiais metais. Kai baiginėja studijas, matai, kad jis pats tvirtai stovi ant žemės, pats tvirtai kuria, kartuoja ir pristato savo protą, savo gaminį. Labai pasistebi tas kūrybiškumas, tas kaip noras įgyvendinti kažkokį sprendimą, bei kaip jie tą sprendimą įgyvendina ir ypač informacijos ieškojimas. Tai geras inžinierius jis ne tik, kad supranta kažkokius tai dalykus, bet jisai moka ieškoti informacijos. Čia